Sveiki visi! Turbūt ne vienam yra tekę patirti tą jausmą. Pradedi React projektą, viskas atrodo puiku, švaru, o po kelių mėnesių – chaosas, tikras galvos skausmas. Na, šiandien pasigilinsime, kaip pasitelkus patyrusių programuotojų praktiką nuo pat pradžių sukurti tvirtą ir lengvai valdomą projektą. Gerai, trumpai apie tai, ką šiandien aptarsime. Pradėsime nuo pamatų problemos. Kodėl geri projektai ima ir sugenda. Tada pagrindinis principas, kuris yra viso ko esmė. Po to nersime į praktiką, komponentai, išmanus duomenų gavimas ir failų grupavimas. O pabaigoje svarbiausia, kokią ilgalaikę vertę visą tai sukuria. Gerai, tad pradėkime nuo pradžių. Įsivaizduokime situaciją. Startuoja naujas React projektas. Viskas atrodo taip tvarkinga, taip logiška, bet prabėga kelios savaitės, atsiranda naujų funkcijų ir kodas virsta tikra makaline. Skamba pažįstama, ar ne? Ir čia kyla tas pats amžinas klausimas. Kodėl taip nutinka? Kodėl tiek daug atrodytų gerų projektų ilgainiui tampa beveik nebeįmanoma prižiūrėti? Ar tai tiesiog neišvengiama, o gal vis dėlto yra išeitis? Pažiūrėkime. Pasirodo, atsakymas dažniausiai slypi pačioje pradžioje, silpnuose pamatuose. Jei projekto struktūra nuo pat pradžių nėra gerai apgalvota, kiekviena nauja funkcija tampa lyg dar viena plyta, kurią bandome kaip įgrūsti į jau ir taip svyruojančią sieną. Ir galiausiai viskas tiesiog sugriuvo. Bet nesijaudinkit, išeitis yra. Ir jis slypi viename, bet labai galingame principe, kuris gali pakeisti viską. Kalba eina apie vieno atsakomybės lauko principą. Skamba gal ir sudėtingai, bet idėja paprasta kaip 2x2. Kiekviena kodo dalis, ar tai būtų komponentas ar funkcija, turi daryti tik vienintelį darbą. Pavyzdžiui, mygtukas. Turi būti tik mygtukas. Ne mygtukas, kuris tuo pačiu ir siunčia duomenis į serverį ir atidaro iššokančio langą. Tik mygtukas. Ir žinot, yra vienas posakis, kuris čia tinka tiesiog idealiai. Galingos sistemos, kuriamos ne iš didelių sudėtingų dalių, kurios bando daryti viską iškart. Ne. Jos kuriamos iš daugybės mažų, paprastų, aiškių dalių, kurias mes sujungiame. Tai visai kaip Lego. Iš mažų paprastų kaladėlių galima pastatyti bet ką. Gerai, gana teorijos, ar ne? Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia praktiškai, kuriant vartotojo sąsają. Pradėkime nuo komponentų hierarchijos. Įsivaizduokime tokią, delegavimo grandinę tarsi gerai veikiančią komandą. Pačiame viršuje turime puslapio komponentą. Tai projekto vadovas. Jis žino bendrą vaizdą ir duoda užduotį žemiau esančiam sąrašo komponentui. Šis, tarsi komandos lyderis, paima užduotį ir išdalina ją dar mažesniems darbuotojams, elemento kortelėms. O tos kortelės jau naudoja pačius paprasčiausius įrankius, mygtukus, antraštės, kad atliktų savo darbą. Matot, kiekvienas daro tik tai, ką moka geriausiai. Gerai, su komponentais atrodo aišku, bet yra dar vienas sritis, kurioje dažnai prisidirbama. Tai duomenys. Didžiausia klaida sumaišyti du dalykus į vieną – duomenų gavimą iš serverio ir jų atvaizdavimą ekrane. Čia matome klasikinį palyginimą. Senasis būdas kviesti duomenis pačiame komponente, o tai sukelia bereikalingus persikrovimus ir paverčia komponentą didelę sudėtingą makalnę. Geresnis būdas – duomenis gauti anksčiau dar prieš komponentui pasirodant ekrane. Taip komponentas lieka kvailas gerąja prasme. Jis tik gauna duomenis ir juos parodo visiškai nesirūpindamas, iš kur jie atsirado. Ir čia kalba eina ne tik apie kodo grožį. Svarbiausia – greitis. Kai duomenis gaunami iš anksto, komponentas persikrauna vos vieną kartą, o senuoju būdu mažiausiai 3 kartus. Pabandykite įsivaizduoti, koks tai skirtumas didžiuliame projekte. Milžiniškas. Na štai, turim tvarkingus komponentus, protingai gaunamus duomenis. Kas toliau? Ogi tvarka failų sistemoje. Tai kaip namo planas. Jeigu jis geras, visada žinosi, kur rasti virtuvę, o kur miegamąjį. Ir visas triukas čia – grupuoti failus ne pagal jų tipą, o pagal funkcionalumą. Turime features aplanką, tai mūsų programos dalys, pavyzdžiui, užduotis, vartotojai, įrašai. Viskas, kas susijęs su užduotimis, gyvena čia. Tada turime shared aplanką. Čia keliauja viskas, ką naudojame per kelias sritis. Bendri mygtukai, ikonos, specialios funkcijos. O liba aplankę – techniniai dalykai, kurie nesusiję su vartotojo sąsaja. Viskas aišku ir savo vietos. Taigi, sudedam viską į vieną vietą. Koksgi viso to rezultatas? Ką mes gauname, kai viską darome teisingai, nuo pat pradžių? Gauname tvirtą ir ilgaamžę programą.
tokią, kurią bus lengva ir svarbiausia malonu prižiūrėti bei plėsti ateityje. Visi privalumai akivaizdus, kodą tampa paprasta rasti, suprasti ir taisyti. Pridėti naujas funkcijas nebesukelia galvos skausmo ir bemiegių naktų, o komandos nariai gali ramiai dirbti su skirtingomis programos dalimis, netrukdydami vieni kitiems. Tai ne tik sutaupo laiko ir pinigų, tai sutaupo ir nervų. Ir pabaigai, verta savęs paklausti, ar kuriama programa yra tvirtas statinis iš Lego kaladėlio, ar vis dėlto tai kortų namelis, kuris gali sugriūti nuo menkiausio vėjo gūsio. Tikiuosi, ši analizė padės statyti tik tvirtus ir ilgamžius projektus.